Yra daug gerų pratimų. Bet yra ir pratimų, kurie negydo, o žaloja. Tačiau yra užsimaskavę kaip nuostabus rekomenduotini pratimukai. Pasižiūrim. Tai yra dviratis. Iš pažiūros nekaltas pratimas, tačiau pakėlus abi kojas į viršų mes netenkame svarbios atramos. Tuomet turėsime tik tais 2 atramos taškus ties sėdmenimis ir per tokią liniją juosmuo laužiamas. Jeigu jūs turite išvaržą ar pažeistą juosmeninę dalį, jūs tik tais dar labiau dirginate, nes sukuriate didžiulį nestabilumą juosmenyje. Ir šlyties jėgos plešia juosmenį. Vienais pratimais jūs save gydote, o kitais pratimais žalojate ir užsisukate į tokį užburtą ratą. Kokia išeitis? Nuleisti vieną koją, sukurti 3 atramos tašką ir tada stuburas yra saugus ir stabilus ir jūs galite minti savo dviratį, atlikti ratus su koja, galite judinti į šonus. Visi šitie nuostabūs pratimai tiek klubui, dubeniui ir juosmeniui sustiprinti, tačiau niekada nekeliam 2 kojų į viršų, jeigu turime pažeistą juosmenį. Yra ir daugiau pratimų, kurie tyliai pasislėpia, tūno ir gadina gerų pratimų daromą progresą. Apie juos papasakosiu ateityje.